Sveiki. Na, o dabar noriu atsiprašyti Sigutės Misiūnienės, kad aš nepriėmiau jūsų pasigražinti, nes man labai skubiai reikėjo išvažiuoti ir mano sveikata buvo tokia prasta, kad aš negalėjau nei ant kojų stovėti, nei kalbėti, Tai labai prašau, atleiskit man. Aš buvau tokia išsekusi, kad aš tiesiog negalėjau dirbti. Labai atsiprašau. Noriu pakviesti jūs į mūsų projektą. Po to Emilį ir Juozą Šmitus, kurie vieni nuostabiausių klientų buvo Sonata Beresnevičienė. Gali pakviesti labai daug visokių salonų, savininkių ir visas drauges. Ir Antanavičiūtę ir Mikelevičienę Ireną, ir visas kitas savo draugės, tu jų turi labai daug. Toliau Nerilė Veliuonaitė, viena nuostabiausių mano, aš visada galvodavau, kad tokia draugė, bet likimas mus išskyrė, bet aš visada atsimenu su labai gerus prisiminimus su tavimi. Tai po to Rasa Štūra, atsiprašau, kad aš negalėjau priimti tavo draugės, nes aš jau nebe ten, aš dabar Lietuvoje. Toliau Aurelija Kibelkienė, kuri turi Emija Dental, labai kviečiu. Auksė Blažytė su savo vyru, Arūnė Pasytė, irgi visus, Aušra Taurienė, gali pakviesti visa Baker kepykla. Gintarė Zecirnė, man atrodo, aš jau kviečiau ir prašiau knygą gražinti. Airida Mitkutė, Tamaševičienė. Ji lankėsi pas Gitaną, bet vis tiek labai kviečiu prisijungti. Labai nuostabi moteris. Kristina Bukauskaitė, Viktorija Šimkutė Bilė su Martynu, kartu Bilevičiai, taip gaunasi, kad jo Bilevičiai turbūt. Labai laukiame jūsų. Rita Buiniauskienė ir aišku Martyno sesę. Būtinai pakviesiu atskirai, nes pamiršau vardą pavardę dabar taip greitai. Tai laukiame visų jūsų projekte, nesnauskite, nes pirmieji visada laimės. Gerai? Su didžiausia meile laukiame jūsų kompanijoje Aljansui. Ką daryti? Skambinti į Aljansum, žiūrėti žodynėlį, viskas padaryta perkeltine prasme ir labai visa informacija ir visa mano istorija. Pažiūrėkit. Nieko neprarasit. Galėsit pasakoti iš kartos į kartą, kiek žmogus gali pakelti. Tai tiek. Iki.